Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet prieš paskutinį spalio sekmadienį švęsime pasaulinę misijų dieną, skirtą visai bažnyčiai. Visas spalio mėnuo tampa misijų mėnesiu, kad tinkamai pasiruoštume ne tik išoriškai švęsti šį bažnytinį įvykį. 2024 pasaulinė misijų diena, kuris spalio 20-ąją švenčiama su tema "Eikite ir kvieskite visus į vestuves", yra svarbi proga apmąstyti bažnyčios evangelizacinę misiją. Ši tema, įkvėpta evangelinio vestuvių pokylio palyginimo, kviečia mus suprasti krikščioniškosios žinios visuotinę prigimtį ir skuba skleisti Dievo žodį visoms tautoms. Pokylio palyginime aprašomas karalius, kuris kelia vestuves savo sūnui ir siunčia tarnus sukviesti svečių. Tačiau daugelis atsisako ateiti, todėl karalius liepia savo tarnams eiti į gatves ir kviesti visus, gerus ir blogus, kad pokylio salė būtų pilna. Šis biblinis pasakojimas tampa galingų misijos simboliu. Dievo siūlomas išgelbėjimas yra visiems, be išimčių. Šiųmetai pasauliniai misijų dienai pasirinkta tema pabrėžia Evangelijos visuotinumą. Kvietimas dalyvauti dieviškajame pokylyje skirtas kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo jo socialinės, kultūrinės ar religinės padėties. Šis visuotinės prigimties kvietimas primena, kad bažnyčios misija yra skleisti Kristaus meilės ir vilties žinią visame pasaulyje. Šiuolaikinėje visuomenėje, kuriai būdingi susiskaldymai ir konfliktai, pasaulinės misijų dienos tema įgauna dar gilesnę prasmę. Eikite ir kvieskite visus į vestuves tampa kvietimu įveikti mus skiriančias kliūtis ir statyti dialogo bei tarpusavio supratimo tiltus. Bažnyčios misija nėra tik skelbti, bet ir liudyti Dievo meilę konkrečiais labdaros ir teisingumo darbais. Pasaulinės misijų dienos šventės yra ypatinga proga krikščionių bendruomenėms visame pasaulyje atnaujinti misijinį savo įsipareigojimą. Per maldą, apmąstymus ir solidarumo veiksmus tikintieji kviečiami iš naujo atrasti misijos grožį ir tapti patikimais Evangelijos liudytojais. Tai galimybė atgaivinti savo tikėjimą ir stiprinti brolybės ryšius su broliais bei seserimis iš kitų kultūrų ir religijų. Pasaulinė misijų diena yra proga apmąstyti misijų veikėjų, dirbančių sudėtingomis ir pavojingomis sąlygomis situaciją. Šie vyrai ir moteris skiria savo gyvenimą Evangelijos sklaidai, dažnai susidurdami su dideliais iššūkiais, rizikuodami savo saugumu. Bažnyčia yra pašaukta remti misionierius ne tik malda, bet ir materialiai bei morališkai, pripažindama jų drąsą ir įsipareigojimą. Todėl svarbus pasaulinės misijų dienos aspektas yra lėšų rinkimas misijų veiklai remti. Surinktos aukos skiriamos projektams siekiantiems pagerinti pažeidžiamiausių žmonių gyvenimo sąlygas, taip pat skatinti visapusišką žmogaus vystymąsi. Šie projektai apima mokyklų, ligoninių, priėmimo centrų statybą ir profesinio mokymo programas. Visos lėšos renkamos popiežiškosioms misijų draugijoms. Lietuvai čia atstovauja mūsų nacionalinė misijų tarnyba. Bažnyčios misija peržengia sienas ir rūpinasi visokiausiomis žmonių situacijomis. Visame pasaulyje yra bendruomenių, kurios laukia, kad jas pasiektų vilties ir išgelbėjimo Evangelijos žinia. Pasaulinė misijų diena mums primena, kad kiekvienas iš mūsų esame pašaukti būti misionieriumi kasdieniame savo gyvenime, liudydami Kristaus meilę žodžiais ir darbais ten, kur gyvename. Popiežius savo žinioje 2024 pasauliniai misijų dienai ragino tikinčiuosius nebijoti išeiti iš savo komforto zonos ir eiti pasitikti kitų. Jis pabrėžia atviros ir svetingos širdies svarbą, gebančios klausytis ir suprasti tų, kurie yra toli nuo tikėjimo poreikius. Misija, sakė popiežius, yra meilės aktas, kuris keičia tiek tą, kuris skelbia, tiek tą, kuris priima Evangeliją. Ruošiantis pasauliniai misijų dienai, tikintieji yra kviečiami melstis už bažnyčios vienybę ir širdžių atsivertimą. Malda yra pirmas ir būtinas žingsnis tikrai evangelizaciniai misijai.
prašyti Dievo stiprybės ir drąsos būti jo meilės liudytojais, reiškia pripažinti, kad be jo negalime nieko padaryti. Misija yra bažnyčios širdis. Eikite ir kvieskite visus į vestuves yra kvietimas, kurio negalime nepaisyti. Esame pašaukti išeiti, susitikti, dalintis ir liudyti. Misija yra mūsų atsakas į Dievo meilę, kuri mus pranoksta ir lydi, padarydama mus jo didžiulio išgelbėjimo projekto visai žmonijai dalyviais. Nes visi yra pakviesti į Dievo pokylį.